Sveiki, ponai ir ponios. Aš Olegas Uljanovas, kompanijos M-Goldex klientas. Pažiūrėkime, kokią naujieną paruošė mums M-Goldex kompanija šiandien. Visų pirma, tai naujas produktas aukso luito asortimente. Tai šveicariški aukso luitai iš kompanijos Argor Heraeus, puikiu pavadinimu The Gold Link. Kaip jie atrodo, matote nuotraukoje. Šio aukso luitus mes jau dabar galime įsigyti. Specialiai pagal šią prekę kompanija sukūrė savo klientams naują atskirą užsakymą su 1050 eurų avansu. Užsakymo pavadinimas Gold Link. Ciklas taip pat susideda iš 2 stalų. Užsakymo vertė taip pat 7000 eurų. Kompanijos pelnas yra 15%. Pats stalo pildymo ir judėjimo principas išlieka tas pats. Reikalinga kvalifikacija, 2 tiesioginiai partneriai. Tačiau tai galima padaryti bet kuriame stalo lygyje. Atlygis bus maksimalus 3000 eurų, minus 15% pelnas. Jeigu jau turite standartinį užsakymą už 540 eurų auksinėme stale ir taip pat turite 3 asmeniškai pakviestus tiesioginius žmonės, tokiu atveju kvalifikacija Gold Link stale užsiskaito automatiškai iki rugpjūčio 1 dienos. Per tą laiką turite į Gold Link stalą pakviesti 2 jau esančius tiesioginius partnerius arba 2 naujus. Visi nauji užsakymai už 1050 eurų yra patalpinami į 7 vietų stalą. Todėl labai paprastai ir aišku, kad toks stalas užsipildo ir skyla daug greičiau ir be to daug greičiau gauname atlygį. Paskaičiuokime patys. Tai labai paprasta. Kad pilnai pereiti standartinį 15 vietų stalą programoje Goldex, reikia, kad stale būtų 31 užsakymas. O tam, kad užsipildytų 7 vietų stalas, maksimum reikia 11 užsakymų. Tai beveik 3 kartus mažiau. Čia judėjimas yra daug greitesnis, todėl šią naują programą galiu parekomenduoti tiems, kas nori uždirbti auksą ir pinigus greitai. Taigi schemoje taip atrodo naujas ciklas, kuris susideda iš 2 7 vietų stalų. Kompanija akumuliuoja savo pelną, už 3000 eurų perkamas auksas klientui, o 1000 eurų avansuojama klientui vieta sekančiame stale. Iš priskaičiuotų 3000 eurų kompanija gauna savo pelną, kurį sudaro 15%. Sekančiame antrame stale taip pat akumuliuoja 4000 eurų. Už juos perkamas taip pat auksas klientui, atėmus 15% kompanijos pelną. Viskas. To kliento užsakymas yra įvykdytas, klientas savo auksą gali pasiimti, tai yra parduoti, parsisiųsti, taip pat automatiškai gali pratęsti užsakymą ir dalyvauti programoje toliau. Kas dar įdomaus yra šioje programoje? Dėl didesnio judėjimo greičio, trumpų stalų dėka yra garantuojamas greitesnis išėjimas į lyderių programą. Tai reiškia, kad į lyderių programą patekti galima daug greičiau. Patekimo į lyderių programą sąlygos lieka tos pačios. Uždarėte stalą, jūs padėjote tai padaryti savo 2 tiesioginiams partneriams ir visi kartu padėjote uždaryti stalus ir jų 2 tiesioginiams partneriams. Iš viso jūs uždarėte stalą ir dar 2 jūsų tiesioginių partnerių uždaryti stalai ir po 2 jūsų tiesioginių partnerių uždarytus stalus. Iš viso gaunasi 6 stalai. Savaime aišku, kad 7viečių stalus yra daug lengviau ir greičiau uždaryti. Tai reiškia, kad ir gauti atlygį galima daug greičiau. Žiūrime toliau naujienas šioje programoje. Už 7viečių stalų uždarimą kompanija padidino 2 kartus karjeros vienetus. Jei anksčiau už uždarytą 15 vietų stalą pirmame karjeros lygyje buvo priskaičiuojama 7,5 karjeros vienetų, tai uždarius Gold Link stalą priskaičiuojama 15 karjeros vienetų ir taip toliau. Tai reiškia, kad jei jūs esate lyderių programoje ir jūsų struktūroje užsidaro 7vietis stalas, jūsų karjeros vienetas yra 2 kartus didesnis nei auksinėme stale. Tačiau pasakysiu iš karto, kad greituosiuose staluose atlygis yra truputį mažesnis, nes užsiskaito mažiau karjeros vienetų nei uždarius 15 vietų stalą. Atlygis bus nelygiai 2 kartus didesnis, bet kažkur 60% daugiau nei dabar. Tai yra, kad lyderiai, kai jų struktūrose bus uždaryti auksiniai stalai, gaus kaip visada, o nuo greitųjų stalų kažkur 60% daugiau. Sutikite, kad tai tikrai padoriai užtektinai. Ir taip, apibendrinant trumpai visas naujienas. Iš karto pažymėsiu, kad dauguma laukia pasikeitimų marketinge. Jis nesikeitė. Nesikeičia jame niekas. Kai buvo matricinis su MLM, taip ir yra sudėtinis marketingas. Taip jis ir lieka. Kompanija pridėjo naują prekę, mums ir naują užsakymą. Tai yra visiškai atskiras užsakymas pasiturintiems klientams. Tai skirta tiems žmonėms, kurie gali investuoti 1050 eurų į Golden Link programą. Sutikite, kad tikrai ne kiekvienas gali sau tai leisti. Ir taip. Tie trumpi stalai leidžia ne tik greitai užsidirbti, bet ir garantuoja greitą išėjimą į lyderių programą ir aišku didesnį atlygį pagal karjeros lygius. Užsakymas į auksinį stalą už 540 eurų, kaip buvo, taip ir yra. Tik prisideda dar vienas užsakymas už 1050 eurų.
Bet kuris kompanijos klientas gali daryti užsakymą tiek viename, tiek kitame stale arba abiejuose. Viskas paprasta. Klientas gali turėti abu užsakymus, vienas auksinėme GoldX stale, kitas GoldLink stale. Kaip ir minėjau, tai yra du skirtingi užsakymai. Norintys padaryti naują užsakymą į GoldLink stalą, tai padarysite pagal jau turimą savo ID numerį. Ir tokiu atveju jums lieka visi karjeros taškai, karjeros lygiai, jūsų struktūra, esantiems lyderiams prisidės prie jau turimų karjeros vienetų ir GoldLink užsakymų taškai, karjeros vienetai. Trumpai tariant, viskas pagal lyderių programą jums išlieka. Dar turėčiau pasakyti, kad užsakymas į GoldLink stalą yra daromas paskui savo sponsorių. Tai yra, einame į tą stalą, kuriame jau yra mūsų sponsorius. Tai tiek trumpai būtų apie naujienas, kurias mums paruošė ir pristatė mGoldX kompanija. Su jumis buvo Olegas Uljanovas, mGoldX kompanijos klientas.